Kai yra ūmus nugaros skausmas, kūnui labai reikia tempimo pratimų. Ir vienas iš tempimo pratimų atrodo taip. Kojos sulenktos ir dabar sveikąją koją uždėkim ant kitos kojos šlaunies arčiau kelio, kad pėda būtų arčiau kelio. Ir dabar aš, pavyzdžiui, sulenkiau savo kairę koją ir su kairės rankos delnu iškibdamas per burną stumiu kelį nuo savęs. Ir pajausit tempimą, vėlgi, kuris turi būti neskausmingas, kvėpuokit laisvai ir tą tempimą palaikykit 5-10 sekundžių. Stenkitės būti atsipalaidavę ir lėtai atpalaiduokit. Padarykit 3-5 kartus vienai kojai ir tada lėtai nuleiskit. Ir tada pamėginkit pažeistai kojai lygiai tą patį. Ir patarimas toks, kad su pažeista koja, tai yra ta koja, į kurią plinta skausmas, tirpimas, su jie elkitės švelniau. Taigi, vėlgi, įsivaizduokim, kad mano koja dešinė yra pažeista ir aš su dešinės rankos delnu stumiu kelį nuo savęs. Vėlgi tempimą palaikykit 5-10 sekundžių, viską iki skausmo ribos ir kvėpuokit laisvai. Čia įtraukti nieko nereikia, nei pilvo, nei juosmens. Palaikykim juos tiesiog atsipalaidavusius. Ir, kaip sakiau, padarykit 3-5 kartus ir pereikim prie kito pratimo.